Sveiki, šį kartą norėtume jums pristatyti naują Nokia telefono modelį E72. Kai kurie šio telefono komponentai yra pagaminti iš metalo. Tai būtų apvadas telefono, kai kurie mygtukai ir galinis baterijos dangtelis. Telefonas turi pilnai QWERTY klaviatūrą, nors klaviatūra yra tokia smulki ganėtinai, bet lengvai apčiuopiami yra mygtukai. Turi 5 megapikselių kamerą su apšvietimu, nemažą ekraną. Na ir pabandysim dabar įjungti. Taigi atidarom baterijos dangtelį, baterija BP4L. Įjungiame. Na štai mes jungiame telefoną. Taigi meniu ganėtinai yra paprastas, nieko neišsiskiriantis iš kitų modelių serijos. Vieną tokį gerą dalyką čia mes galime surasti, kad yra įdiegtas pilnas Quick Office'as. Taip pat naujovė šitam telefone yra įmontuotas paprastas bei kartu ir optinis naršymo mygtukas. Tai reiškia, kad mes galim vaikštinėti po meniu spaudinėdami mygtuką, pavyzdžiui, į viršų ir į apačią, o taip pat galime tiesiog pirštu prisilies prie mygtuko ir jisai vaikštinės po visą telefono meniu. O čia galbūt geriau jums parodysim. Na, tas mygtukas turbūt, kad bus patogesnis naršant internete. Galėsit valdyti kaip pelytę. Tai va, šiaip per meniu vaikštinėdamas, tai man jis asmeniškai nelabai patiko, bet čia aišku skonio reikalas. Na, šiaip siūlyčiau tą telefoną įsigyti žmonėm, kurie dažnai nori pasitikrinti elektroninį paštą ir nori labai gražaus ir tokio išskirtinio telefoniuko.